Labas rytas, su nauja energija sveikinasi trečia diena, vyksiu šiandien į Berlyną. Tik 100 kilometrų, tai net nežinau ką, reiks galbūt nusukti kažkur. Šiaip nepaminėjau, vakar už viešbutį mokėjau 78 eurus ir plus pusryčiai 8, tai manau esu to vertas. Kaina auga ties Vokietija. Žiūrėsim, ką toliau. Šiaip labai džiaugiuosi šitą pasirinkimu. Atitiko mano poreikius viskas, ta prasme, viskas labai gerai. Vienas dalykas tik yra, kad neišdžiuvo mano apranga, nes gyvatukas yra ne elektrinis, o cirkuliuojantis. Tai, žodžiu, bus toks šiek tiek nemalonus dalykas pirmasias valandas, kol išdžius apranga ant manęs. Bet nieko, karšta laukia, tai galbūt tai ir atvesins mane. Jaučiuosi labiau išvargęs nuo saulės negu nuo minimo. Minčiau dar ir minčiau. Galėčiau ir šiandien 200-300 padaryti, manau. Kojas truputuką jau jaučias. Vakar atsibudus, tai iš vis nieko nejaučiau. Šiandien tokios šiek tiek kietesnės. Tai va, ir nuvalgyti ir noriu greičiau kelti kelią, kol dar neįkaita. Tai va, prisikroviau pilną lėkštę pusryčių. Viduje iš tikrųjų labai gražu, pusryčių nėra labai daug pasirinkimo, keli dalykai, bet tai esmės nekeičia, prisikroviau kaip koks gobšuolis. Yra ir desertų, tai jiems šiandien nepasisekė mane aptarnauti, juokaujasi. Viduje labai gražu, staltiesės baltas ir taip toliau, bet man kažkaip noris paprasčiau. Išėjau į kiemą, vėsu dar, toks ankstyvas rytas. Ai, dar neįkaita, tai pavalgysiu ir kilsiu kelią. Morgen! Tu jau Vokietijai pervariau tiltą, žiūriu vėliavą. O, geras, taip viskas. Paprastai policija stovėjo, nusišypsojo, nestabdė, matos, kad nepabėgęs, o savo norų čia atvykęs. Gerai, reikia persijungti į kalbą dabar. Išjungti lenkų, įjungti vokiečių. Smagu, graži diena, oras karštas, bet kilometrų nedaug, tai nesijaudink. Tai va, stabtelėjau, užsakiau rabarbarų pyragą, ką tik iškeptą, ledų ir juodos kavos. Žiauriai jaukus miestelis. Norėčiau dar keliauti, iš tikrųjų galėčiau važiuoti iki Italijos, Prancūzijos, tai tik laiko turėčiau. Nes jeigu tai yra, galėčiau minti. Aišku, dabar lengva man kalbėti, kai oras geras, nelyja, bet turiu aprangą ir skirtą lietui, tai nebūtų, manau, problema. Sveiki atvykę į Vokietiją, pirmą kartą panaudojau kešą. Lenkija visur niekur nereikėjo, o Vokietija yra taip. Pastebėjau tą ir anas tik prieš metus būdamas Berlyne, kad mažai kur kortelę gali atsiskaityti. Taip ir dabar. Ir labai keista, nes mes pripratę vokiečius laikyti tokius sistemiškus, ta prasme, kurie turi savo taisyklės ir taip toliau, bet taip nėra. Toks smagus keliukas, toks ramiai va tarp miškų, šalia upė dar tekėjo. Labai geras oras, vėsumoj, gerai, Berlynas. Kem 4 kilometrai, viskas, bus poilsis rytoj, o ketvirtadienį planuoju nestoti ten. Wittenberg kažkoks miestelis yra tarp Hamburgo ir Berlyno. Lėksiu tiesiai į Hamburgą, o penktadienį iš Hamburgo į Kylę 100 kilometrų liko ir į keltą. Tai bus šeštadienį vakare. O planavau būti pirmadienį vakare lygiai. Žodžiu, tai šiek tiek sutaupiau laiko. Galėjau dar užkabinti kokį didesnį miestą. Kilometrų dar prisisukti. Atsargiai planavau. Toks valedas, pirštu į priekį. Užsukau dar į parduotuvę vandens. Toks vyriškis stovi, sakau, ar priimat kortelę? Sakau, ar cash? Sakau, cash, piktai. Labai rimtai stebėjo mane. Tai žodžiu, iki Berlyno liko apie 30 km, 28 jeigu taip tiksliau. Man iš vis yra toks dalykas, kai bėgikam runners high, tai man yra cyclist high.
Taip endorfinai yra įsiskyrę, kad vau, ta prasme, važiuoju, klausau muzikos, taškausi, belekas. Taigi pasiekiau galutinį šiandienos tikslą, Berlyną, esu prie Martyno namų. Šiaip neklaidinga įspūdis susidariau apie miestus, nepatinka man miestai, kamščiai, pėsčiųjų takai, labai pavojinga mašinas, kurios sukelia tokias situacijas nepatogias. Tai žodžiu, vienu metu ten irgi vienas bandė mane gąsdinti, vos net partrenkt norėjo, bet viskas baigės gerai. Tai ką, keliausiu į dušą ir dabar jau poilsis ir pramogos. Rytas, sporto per mažai, šiandien Berlyne išeiginę, tai nusprendžiau prasibėgti. Nes dar yra toks dalykas kaip triatlonas laukiantis Liepos mėnesį. Tai reikia šiek tiek palaikyti ir bėgimo formą. Bye bye. Tarnavau dviratį. Naują servisą labai gražiai priėmė, davė dviratį stovą, davė man susitepti grandinę, įsipūs padangas, pasitikrinau slėgį, buvo pakritęs ir nusipirkau kepurėlę. Realiai tokią pačią, tik tai juodą šį kartą. Tikiuosi šį nesilankstysiu taip nuo greičio kaip ana. Ir gertuvė. Tai labai smagi dienelė Berlyne. Labai faini žmonės, šiaip dviratininkai vienas kitam labai draugiški yra, gal ir ne vienas kitam ir kitiem yra, bet tiesiog santykis gerų žmonių yra tikrai didelis. Pamyniau truputį, jaučiasi, kad buvo grandinė netepta, dabar realiai jokio garso nebeskleidžia, tai kai girgždėjau, ir ne tik girgždėjau, ne tik garsas buvo, bet ir šiek tiek energijos vatų pralašiau. Tai turėtų lengviau mintis dabar ir pavaras lengviau mėtytis. Realiai ką, rytoj 300 km, manau prasuksiu, tik tai bijau dėl visokių dviračių takų ir taip toliau, kad vėl kaip vakar nepavyks man greičio gero išvystyti. Ir teks dažnai stoti, vėl išminti ir taip toliau. Man tas kiekvienas sustojimas daug energijos atima, nes patį dviratį reikia iš mirties taško išjudinti ir tai nėra labai lengva. Šiaip Berlynas labai smagus, gera vieta pailsėti. Vakar valgiam kokius 5 kartus per kelias valandas, tai atstatau kalorijas, atstatau energiją ir ruošiuosi rytoj. Dar prasibėgau, tai prajudinau visą rūgštį esančią raumenyse, kad galėčiau rytoj judėti į priekį. Sveiki, vieną dieną buvo pailsėta, šiandien išminu iš Berlyno. Šiek tiek pailsėjau, šiek tiek paturistavau, už manęs Triumfo arka, bet tai ne mano arka, aš turiu toliau keliauti. Jeigu iš Berlyno centro važinėsit, tai turėkit omeny, kad be valandos niekaip eina savo, kažkaip nepasiskaičiavau, kad tiek ilgai man čia užtruks per tos šviesoforus važinėti. Ir miestas bele kaip didelis, dar priemiestis. Sutikau berlinietį vokietį, pralenkė mane, tai galvoju, ką aš čia užsimiegojęs, reikia šokti ant rato. Biškį pavažiavau iš paskos, tada dar pašnekėjom, susipažinom, tai jis susitinka su savo žmona, važiuoja žmona iš Hamburgo, o jisai link Hamburgo ir susitiks pusiaukeliai.
Tai labai smagiai pašnekėjom, pavažiavom, tai greitis iškart pakito, važiavau gal kokie 2,5, 2,7 km per valandą, su juo jau 3, 3,2, 3,3. Žodžiu, pašnekėjom, pasigodėm, kad koks vėjas yra, kad ne, oras kaip ir geras važiavimui, jei ne vėjas, tarptautinės temas. Hi. Užsukau į Havelberg, tokį gražų miestelį. Važiuodamas jau nuo upės pusės mačiau, kad jisai įdomus yra. Tai plus mano tas vokietis, kuris tikau važiavo čia. Tai buvo nesusipratimas, kažkaip jis man sako, tu turėtum čia sukti, o man navigacija dar tiesiai rodė. Ir kažkaip susimaišiau, patikėjau jo, nuvažiavau, tada apsisukau, jau ir nepavijau, nes greitis į gan gerą palaikė. Plius man dar vandens reikėjo sustoti, tai būčiau dar su juo šiek tiek pamynęs, būčiau išlošęs šiek tiek greičio. Dar vieną pakeleivį sutikau iš Čekijos, vyrukas varo irgi į Hamburgą. Tai paklausiu, ar verta pasižiūrėti kažką čia šitą miestelį. Tai reikia greitai gal pasižiūrėti ir aš jį davysiu, nes nežinau, galbūt vidutinis greitis jo bus mažesnis kažkaip taip spėju. O jeigu ne, tai tiek to tada. Tautą čia reikia pavyt kažkaip. Tuoj, 1, 2 ir bus. Motyvacija yra rekordiniai žemumoj. Vėjas labai daužo. Vienu metu labai smagiai pavažiavom 3, bet neilgai trukus teko išsiskirti, sutiko savo draugus pusiaukelėj ir apsisuko. Tai žodžiu, dabar likau vėl vienas su savo mintim, ir kapoju. Nebegaliu. Blemba tas vėjas. Mini ir vietoj stovi. Nežinau. Biškį pailsės. Tai ką, 70 km iki Hamburgo ir šiandien bus viskas, bus 300 km. Sunkiausia diena. Šis sunkiausias mynimas, kokį esu tikriausiai mynęs. Šiaip nebloga diena. Smagu, kad sutikau porą žmonių, susipažinau, pabendravau. Darbinga dienelė. Daug mynimo, daug kovojimo su savim. Tai tokia meditacija. Ir kuo stipresnis vėjas, tuo giliau aš į savo mintis panirstu. Būsiu nauda, manau, grįžus. Būsiu ramesnis, išsikrovęs. Visus keiksmažodžius jau pasakiau, išsikroviau, beliks tik tai džiaugtis ir būti laiminga. Vienintelė pramoga šiandien bus pasiplaukimas su keltu. Šiandien su mažu, rytoj su dideliu jau plauks. Kažkaip tas maršrutas buvo galimas ir be kelto, bet galvoju, gal ir gerai. Šiek tiek pailsėsiu, pasėdėsiu. Ir šiaip tokia pramoga, šiek tiek prasiblaškymas nuo rutinos, nuo monotonijos. Tas pats kelias, tas pačias gatvės, jau ir vaizdai atrodo tie patys. Aišku, gražu, bet jau norėčiau pailsėti. Turiu 250 km, tai dar liko truputį. Ir tik suvokiau, kad aš vienintelis keleivis
šitam kelte. Tai labai didelė garbė šitoj upės pusėj ir gražiau. Smagu, kad ne šiaip per tiltą kokį pervažiavau, nes buvo galima, bet su keltu perskeliu. Nors užtruko gal kokias 3-4 minutės. Lietuvoj panašus Čiobiški yra keltas, kur irgi kelia iš vienos upės pusės į kitą. Liko 20 km, tai pagalvojau, kad visai gerai yra pavalgyti. Geriau negu grįžus ir tada atvalgyti dar 20 km, tai išminsiu, suvirškinsiu ir nebūsiu apsunkęs prieš miegą. Tai ką, Hamburgas šiandien bus įveiktas, vėjas nurimo, tai dabar jau minasi pakankamai gerai. Vat atvejs vienas, važiavau gatve, šalia buvo dviračių takas, bet toks jau visai pagedęs, tai lenkdamas automobilis mane apšaukė labai, tai nežinau. Žmogus su nervais negerai. Bet šiaip visi daugmaž mandagus, palaukė, kada gali saugiai lenkti ir taip toliau, tai kažkaip esu visai patenkintas. Vairuotojai iš čia. Tai va, kažkaip ir liūdna į galą eina mano kelionė. Ir to Kylis ir namai. Atvažiavau, baigęs mano kančią šiandien ir realiai jau kelionės, jau nebebus rimtesnio maršruto. Rytoj 100-120, tai ramiai atsikelsiu, pavažinėsiu po Hamburgą, turiu rekomendacijų, turiu ką nuveikti ir tada jau judėsiu link Kylio. Vienintelis iššūkis, kas gali būti vėjas iš šiaurės ir jeigu jisai bus stiprus, galbūt šiek tiek sunkiau, bet manęs nebegąsdina niekas po šiandienos. Šiandiena buvo tikrai iššūkių pilna diena, ta prasme vėjas, karštis vienu metu, dabar jau šaltis buvo prasidėjęs. Žodžiu, pagaliau einu į dušą, einu į vonę. Belia kaip džiaugiuosi, kad baigiau šitą kančią. Aišku, esu ramus, ta prasme, nei minutės nepergyvenau, kad nenuvažiuosiu. Tiesiog labai daug kantrybės pareikalavo ši diena. Tai tiesiog grūdinas, dviratis taip mane grūdino. Būti šaltesnių nervų ir ramesniam. Tai šiandien buvo daug keiksmažodžių išsakyta. Rytoj tai jau viskas. Čia sėsiu į keltą ir tenais jau viskas. Yra apšaukimas, start now, turiu suvesti viską ir tik tada gausiu tikriausiai kortelę pasirištą. Nu įdomu, pirmą kartą darau, tai... Jau paskutinė kelionės dalis, paskutiniai kilometrai tokie įdomus buvo, vedė mane per tokį tunelį kaip po tiltų, kuris net pilnai įsities, žmogus negali, tai įsisklenkęs myniau, kiek galiu, tiek ilgai tęsis tas tiltas. Praėjau kažkam ir tai va, o po to dar ten navigacija pradėjo nesąmonės rodyti. O, su dviračiu vėl kartu miegosime. Tai va, įsičekinau į savo apart hotelį. Visai nieko, visai gerai įrengtas. Mano svajonių dušas. Man pavargusiam realiai bet kas dabar tikt. Lova švariais patalais, labai gerai. Gerai, einu tvarkytis. Labas rytas. Atsibudau šiaip ne taip, iš tikrųjų miegau kaip užmuštas. Nebuvau nei prabudęs, nei ką. Nors šalia traukinių stotis, bet mane jį kaip tik nebudino, o ramino. Šiek tiek pramiegau, jau 8:30 yra, einu pavalgysiu ir varysiu turistauti po Hamburgą. Lipam į įdomų liftą. Tokiam esu buvęs Anglijoje, Kolčestery, vienam iš universiteto. Bet čia tai netikėtas toks siurprizas.
Atviras liftas. Honey baby, meet me just one last time. Honey baby, talk to me one last time. Noriu prisipažinti, vakar važiuodamas pro tą tiltą, tai yra po tiltu, kur turėjau mintį susilenkęs, pravažiavęs jį, buvo toks kalnelis. Nedidelis jisai, bet tiesiog labai status. Ir kadangi buvau aukšta pavara, myniau ir neužmyniau, atsisegiau vieną koją, uždėjau, kita liko prisegta prie pedalų, nusisegiau ir dviratis šiek tiek palinko per daug ir visas svoris nukrito. Tai oficialiai aš kaip ir nenukritau, dviratis nukrito. Nieko jam neatsitiko, tiesiog toks vienintelis feilas. Galimybių nukrist buvo tikrai daugiau, skaudžiau, kai neapsižiūri ir kažkokią duobę įvažiuoji, bet mažą į didelės neteko įvažiuoti. Tai va, taip jau būna, kai numini 300 km, prarandi budrumą ir taip gali atsitikti. Tai va, o dabar važiuojam į Hamburgo centrą ir ten susitiksim su draugais. Tai okei, varom. Sau geras. Važiuojam tuneliu, po žeme, per upę. Žodžiu, labai įdomu, toks liftas senoviškas perkelia ir dabar visi riedam. Nežinau kiek laiko, bet atrodo nemažai čia teks pamint. Geras, net nesitikėjau. Atvariau į Hamburgo centrą, tikriausiai centrą, ir pas lietuvę į kavinę. Mano miestietė Rūta yra atidariusi tokią štai stilingą kavinukę. Sakė, esu pirmas lietuvis be jos vyro esantis čia, neseniai atsidarė, tai labai didelė garbė. Esu išalkęs, tai nebus išrankus, bet tikiu, kad maistas bus skanus, nes interjeras, šiaip aptarnavimas atrodo labai gerai. Tai va, jauki vietelė, lyja, bet nuotaikas negadina. Paskutinės minutės Hamburge lyja, tačiau man tai nuotaikos negadina, labiau nerimauju dėl slidaus kelio. Dabar vaikštau su savo batais, tai jie slysta ir šiaip daug pėsčiųjų yra, daug eismo, tai stabdyti yra kur kas sunkiau, reikia vengti linijų, nes ant jų yra ypač slidus su plonom padangom. Šiaip labai gražus miestas, reiktų grįžti čia be dviračio visų pirmiausia. Tada būtų galima daugiau ką čia nuveikti. Tai va, toks mano trumpas apsistojimas, reikia keliauti į keltą. Keltą irgi vos gavau. Ryte dar žiūrėjau, viešbutyje buvo vietų. Pasižiūrėjau, nėra, įsigandau. Po to kažkaip atradom su Rūta, kad jeigu neįvedi dviračio, yra vietų. Jeigu įvedi dviratį, nėra. Tai teko telefonu užsisakyti tą bilietą. Tai va, keliausiu. 4 valandas rodo keliauti. Kadangi lyja, tai bus jau gal šiek tiek anksčiau, o gal bus ir pačiu laiku. Nenoriu vėluoti, tai reikia anksčiau išminti, kadangi oro sąlygos neaiškios. Panašu, kad vėjo nėra, tai bus galima drąsiai minti, tik tai viskas priklauso nuo lietaus. Tai į kelią. Ačiū, varau po prakaitu. Per ilgai užsituristavau, kažkaip pasiskaičiavau tą laiką blogai. Tai žodžiu, dabar palaikau tokį rimtesnį tempą 30-32. Valgau šokoladus, viską, kad energijos neprarasčiau. Turėjo būti rami dienelė, gausis tokia rimtesnė. Tai va, gerai, kad nelyja ir vėjas nėra toks kaip vakar. Jeigu būtų kaip vakar, kažin ar spėčiau. Tai manau spėsiu, svarbu, kad padanga kokia nesprogtų, nes tam tikrai neturiu laiko. Tai va, nu žiūrėsim, intriga yra.
spėjau, dar turiu apie 15 minučių, tai užsakiau pizzą dar greitai pavalgysiu. Šiaip žiauriai lėkiau tokiu varžybiniu tempu į kalną, nuo kalno, prasme, sunkoka buvo, nesitikėjau taip šiandien sunkiai, bet nieko. Spėjau į keltą, gavau bilietą, šiaip ne taip, tai grįšiu namo. Pasikabinau dviratį, jau kelte, nusirinkau daiktus, štai kaip atrodo, šiaip daug automobilių, nors nėra labai pilna. Tai va, kažkaip nelabai ramu čia tą dviratį palikti taip, turiu tik juokingą tą spyną, bet gal nieko čia nenutinka baisus. Gavau antrą aukštą, tai taip truputį keistai, bet esu pavargęs ant tiek, kad realiai man zin užmigsiu aš to ir taip, bet kur. Ir taip viskas atrodo iš antrą aukštą. Tai va, pasidėjau knygą, Osuka ištukus, vienas mano kambariokas. Iš Kirgizijos kitą dar nesutikam, tai laukia kelionė, kažkaip liūdna, norėčiau mint arba prasibėgti, bet kelte mažokai vietos. Tai nepavyks. Tai va, visiems iki ir iki rytojus labanakt. Plaukiu jau pusę paros. Esmė, kad nieko atrodo neveikia, tik tai guliu ir valgau pietus, vakarienę, pusryčiai. Esmė ta, kad susipažinau su kitu savo kambarioku, Latviu. Dar tik galvojau imti kajutę ir sėdimą vietą, nes nežinai, su kajutė yra rizika, kas bus tavo kambariokai. Tai pasitaikė vienas tvarkingas vyrukas, o kitas visą naktį nedavė miegoti, kas valandą grįžinėjo, alų gėrė, su apsauginiu susimušė, nuo apsauginio gavo velnių, ne tik žodžiais, bet ir kumščiais, žodžiu. Tai atsiprašinėjau ryte. Šiaip viskas kaip ir gerai, norėčiau iš tikrųjų labiau minti negu dabar ilsėtis. Šiaip keltas smagus, maistas skanus, tik tai labai griežtas režimas. Jeigu pavėlavai minutę, tai jau ir kavos negausi. Tai tas dalykas. Tai va, tai visai greit praėjo laikas. Aš žiūriu Netflix'e dokumentiką apie Tour de France, tai dar gyvenu dviračiais. Liko kelias valandas, jau būsiu Lietuvoje ir galėsiu dar paskutinius kilometrus šokti ant dviračių. Tai einu į kambarį, dar pagulėsiu, apsirengsiu į dviratininko aprangą ir bus galima važiuoti. Tikiuosi, dviratis mano vietoje nebus įmestas į kokį vilkiką ir rasiu jį ten, kur palikau. Tai va, už manęs matosi horizontas, kuriuo mes plaukiam. Tai nebedaug liko. Iki. Kažkaip net širdis suspaudė, kad kelionė baigės. Ta prasme, čia lyja, oras dar toks atspindintis mano nuotaiką. Tai nežinau,
gailiuosi, kad truputį skubėjau, lėkiau, galėjau bent jau dieną ilgiau pasilikti, bet nieko, per šią kelionę supratau, ant kiek žmogui daug nereikia, užtenka patogaus miego, maisto šilto bei karšto dušo ir tiesiog gero dviračio, išsikrauni, pavargsti ir miegi kaip kūdikis. Ir kitą dalyką supratau, nors kelionės metu miegojau po 6-7 valandas, bet man pilnai užtekdavo to miego, kitaip negu namie. Tai supratau, kad stresas iš tikrųjų atima labai daug energijos. Tai nesvarbu, kad sportuoji intensyviai, ištvermės sportas, bet jis tiek jėgų neatima, kiek darbe protiškai išvargsti. Tai va, kelionė į pabaigą, limitai nuimti, kita kelionė bus kur kas rimtesnė, kažkur įdomiau. Šitas buvo toks gan skubotas sprendimas išvykti, 2 dienas prieš susiplanavau, susidėliojau, viskas vyko pagal planą, net geriau negu pagal planą, ta prasme, telpau greičiau, turėjau grįžti pirmadienį, šiandien yra šeštadienis. Bet gal ir gerai, pasiruošiu darbams, naujai savaitei. Dabar beliko grįžti iš Klaipėdos į Palangą ir viskas, ir padėti dviratį kelioms dienoms tik tai ir užsiimti kitais sportais, tai bėgimu ir plaukimu, nes laukia triatlonas Liepos mėnesį. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi buvo įdomu. Man ši kelionė buvo taip pat labai įdomi, pareikalaujanti daug jėgų, bet ir padėjo man iš tikrųjų atsigauti, pailsėti iš kitos pusės, pergalvoti mintis, įsivertinti ir tiesiog iš naujo pamatyti savo jėgas. Iš tikrųjų mintis labai daug blokuoja, atrodo, kad negali to padaryti, baimės ir taip toliau, o kai išvyksti, atrodo, nieko čia baisaus nebuvo. Viskas įveikiama, aišku, nesusidūriau su kažkokiais rimtais iššūkiais, dviratis nepavedė, nors jau norėjo vienoj pavaroj žvaigždutę permetinėjo kažkaip man grandinę, gal žvaigždutė pasižeidė, nežinau, bet viskas su atsarga buvo daryta ir niekas mane geda. Praėjau irgi be jokių padangos sprogimų, turėjau 2 kameras, klijus turėjau, buvau tam pasiruošęs, bet neprireikė. Kitam kartui nežinau, ką imčiau, ko neimčiau. Buvau pasigalvojęs, dabar tiksliai nebepamenu. Tiesiog imčiau mažiau daiktų, nes juos tikrai reikia gabentis ir reikia apgalvoti labai viską imti. Pasiėmiau šiek tiek per daug, toks dalykas kaip knyga, nereikalingas, geriau būčiau pasiėmęs porą powerbankų, tada ramiai važiavęs ir žinojęs, kad bet kada galėsiu pasikrauti. Visai gerai aš susigalvojau, ne pirma kelionė iš tikrųjų, ne pirmą kartą duos daiktus, tai kaip ir viskas tvarkoj. Gal šiek tiek nuo saulės kremo pritrūko, nors atlepiau, bet nudegiau vis tiek ranką į odą lūpas, bet nieko. Tai praeis, o įspūdžiai liks, tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Noriu pridurti dalyką, kad šį kartą mano neplanavimas nakvynių pasiteisina, kadangi vieną dieną jautiesi energingesnis, gali toliau numinti, kitą dieną mažiau ir nakvynės bukinau paskutinę minutę. Kelis kartus prasišoviau, reikėjo šiek tiek anksčiau, nes pamačiau, kaip kaina kinta. Su keltu irgi rekomenduočiau nedelsti iki paskutinės minutės, kaip aš dariau. Susimokėjau virš porą šimtų, tai kaip prastai galima gauti ir už 130 berods kambarį, o šiaip tai viskas daugmaž gerai. Gal pat kitam kartui reikėtų įsidėti kažkokias replytas, pergyvenau, jeigu tenais kažkas grandinį nutiktų. Šveicarišką peiliuką palikau namie, nors nelabai irgi prireikė. Pasiėmiau per daug gėliukų, iš tikrųjų jų nenaudojau, kelis kartus sušoviau ir tiek. Svarbiausi dalykai tai yra navigacija, pasižiūrėjimas maršruto, kokie keliai laukia, nesvarbu, kad programėlė rekomenduoja per ten važiuoti. Tiek reiktų pasidomėti vien dėl to, kad nepapulti ir nepralošti laiko esant jau kelyje, kaip man tai nutiko antrąją dieną. O šiaip tai viskas labai gerai, ta prasme, orai puikus buvo, vakar truputį lietaus gavau, bet turėjau būti atsargesnis, bet viskas buvo tvarkoj. Tai va, tai tiek.